Žmonės keičiasi. Kartu keičiasi jų aplinka, elgesys, įpročiai. Kinta ir tai, kaip mes mokomės. Karta X suvokia mokymasi kitaip nei karta Y, o Y kitaip nei karta Z. Kaip mokysis karta Alfa, galima tik spėlioti. Tačiau ar jūs pritaikote naujus mokymosi metodus savo įmonėse? Ar taip ir liekate prie senų? Seni būdai tampa neveiksmingi, reikalauja daug laiko ir pinigų. Todėl svarbu taikyti efektyvesnius metodus. Ypač korporacijose, kur diegti naujus įgūdžius ir resertifikuoti esamas kompetencijas, dažnai reikia visiems darbuotojams vienu metu ir skirtingose pasaulio vietose. Mes pristatome hibridinį mokymosi metodą, kurio efektyvumas įrodytas moksliniais tyrimais. Taigi, kaip viskas vyksta? Mokymosi procesas padalinamas į 3 etapus. Kai pasirinkate sritį, kurią mokysitės jūs ir jūsų darbuotojai, mes iš daugybės šaltinių atrenkame koncentruotą informaciją, schemas bei video medžiagą, padėsiančią greičiau įsisavinti žinias. Simuliacinė laboratorija – tai užduočių sąlygas atitinkanti darbo vieta. Čia nedidelėje komandoje praktiškai sprendžiamos situacijos naudojantis mūsų sudarytais sėkmingo sprendimo algoritmais. Komanda tarpusavyje keičiasi vykdytojo, vertintojo bei stebėtojo rolėmis ir algoritmų pagalba visus veiksmus išmoksta atlikti greitai ir sėkmingai. Komanda praktikuojasi ir kartoja situacijas tol, kol išmoksta įveikti užduotis be algoritmo, iš pirmo karto, lengvai ir tiksliai. Mokytis ir spręsti mūsų sudarytus testus galima visur ir visada. Jei kyla klausimų, jūs konsultuoja ekspertas. Kai žinios ir gebėjimai įsisavinami, užduotis nufilmuojama ir ekspertas nuotoliniu būdu įvertina darbą. Kokia hibridinio mokymosi metodo nauda? Jis padeda jums sutaupyti pinigus, kurias išleistumėt komandiruotėms ar gausiai mokytojų komandai. Jūsų darbuotojai gali mokytis bet kur ir bet kada, konsultuojant vienam savo srities ekspertui. Sutaupote laiko, nes tokiu būdu žinios įsisavinamos greičiau ir produktyviau. Veiksmingas mokymasis jau šiandien. www.hybridlab.lt